Baltoji paukštė. Kiekviena tauta turi savo unikalių savybių ir tradicijų, kurios jie išskiria iš kitų. Žydai – ypatinga tauta, turinti seną ir tragišką istoriją. Holokaustas – masinis žydų tautos naikinimas, Antrojo pasaulinio karo metais didžiausia tragedija žydų istorijoje. Tragiška žydų tautos lemtis verčia susimąstyti, kas mes esame, kodėl žemėje tiek smurto, skausmo, kančios. Žmogus yra visatos kūrinys, didysis stebuklas. Ir nesvarbu kokia tautybė, lytis, plaukų ar akių spalva, kiekvienas žmogus turi būti priimtas ir mylimas. Amerikiečių rašytojo R.J. Palacio knyga Baltoji paukštė skirta, pasak autorius, visiems, iškeliantiems savo sparnus, priglaudžiantiems kitus ir sklendžiantiems tiesos link. Jauna žydų mergaitė Sara išgyvena siaubingą patirtį Antrojo pasaulinio karo metu okupuotame Prancūzijos kaime. Jai padeda išgyventi viena šeima. Berniukas Julianas, kurioje, kaip ir dauguma bendraklasių, vengė, tapo jos gelbėtoju ir geriausiu draugu. Netrukus sužinoma, kad Julianas slepia žydę mergaitę ir yra nužudomas. Sara karo metu, netekusi mamos ir nieko nežinanti apie tėtį, galiausiai netenka ir savo draugo. Išgyvenančią širdį veriantį skausmą ir vienatvę, Sara pasiekia žinia, kad jos ieško tėtis. Susitikusi su tėčiu, Sara išvyksta gyventi su juo. Ši knyga tai močiutės pasakojimas anūkui apie siaubingą, kupiną skausmo, baimės ir neteisybės patirtį sunkiu karo metu, apie išdavikus ir draugus, stiprybę fiziškai silpnuose žmonėse ir silpnybę stipriuose. Ši močiutė ir yra Sara, ji iki šiol saugo gimtadienio proga Juliano padovanotą medinį paukštelį. Žmonės nerado mėlynosios paukštės. Kodėl žmonės užmušė sužeistą pelėdą. O aš dainuoju apie tave, o gal ir ne, o gal ir ne. O aš dainuoju apie tave, o gal ir ne, o gal ir ne.